Radio namai. Tai labai gerai. Labą dieną. Mėly mūsų klausytojai, mums ištiko tokia bėda. Įsirašė tik pusė laidos. Tai mano įrašas vatas nutrūko ir aš dar kartą norėjau paklausti, bet jums jau užduosiu aš apie rūką truputį kitaip dabar klausimus, nes jūs buvote dar kai kur nuvykę. Ką ten sutikote? Karvių. Taip. Ir kas ten dar su jumis atvyko kartu, pasakykite. Luknės tėtis. Luknės tėtis buvo. Bet ar pastebite, kad jūs sekė ir dar kai kas? Rūkas. Aguona. Jo, ir jūs atsekė pas Luknės tėtį į fermą Rūkas. Luknė, matai? Tu jį. Jo, ten buvo didelių kavų ir jis sakė taip Luknės. Bet kodėl jūs Rūkas atsegė į tą fermą? Man, Adamai, gali pasakyti, kas ten vyko? Ten buvo daug karvių, tik tais karvių. Tai jis draugauja su karvėmis, tas Rūkas? Ne tik tokių karvių, bet ir plaukuotų karvių su ragais. Jo, ir mažyčių galvyčių. Tai kodėl tas Rūkas atvyko pas karvės ir karvės su plaukais? Man Rūkas, matau, kodėl nuvyko Rūkas, nes ta rutelis yra. Tai kodėl Ir tie? tai būna, tai Rūkas yra tokie maži lašiukai, ne tepesis yra, bet atrodos kaip tepesis nusileita žemyn. Tai jau rutenis atėjo, pradeda lyti lietus, krenta lapai, būna daug rūkų daug. Nes mes pučiam šiltą orą, o rytais būna oras šaltas. Tai kada jūs čia į tą ūkį važiavote? Ryte. Ai, ryte jūs važiavote ir ten sutikote? Gerai, tai jūs važiavot ryte, o ryte pasirodo tas Rūkas labiausiai mėgsta būti. O tai kur dingsta jis, kai jau ne rytas, kas žino? Saulė išlinta Ir pasklaido. Kas žino, kaip su Rūku, kur jisai išeina? Dėl tokio Nelabai. į upę. Į upę išplaukia. Gerai. Ne į upę. Nu, Agona sakė gal kažkur kitur, bet dar vienas toksai įvykis įvyko. Jūs gal man pasakysite? Karvės rūko. Ar jūs taip matėte? Mes dar matėme ten saltą. Nes mes turime įrodymų, kad karvės rūko. Ne, čia tik čia. Pypkės kažkokias gal rūko. Ne, ten o žinai, o čia buvo dievoga rašina. Nu taip, bet jos ėmė ir sugalvojo. Agona, kodėl tos karvės rūkė? Todėl rūko, nes šiltas nes labai šaltas oras buvo, o jos pučia šiltą orą. O jūs mokate tai padaryti? Taip. Dabar, O mano kaklas. aš taip, dabar žiūrėkit, nieks nesivyksta. Tokia atsisilta, Čia o laukia salta, o mūsų purnoje šilta. O žinai, paliek mano kaklą, jis yra šiltas. Šiltas tavo? O tavo Luknė šiltas? Ir mano palies. Mano šiltas. O tai dabar, jeigu būtų šalta, mes nueitumėm ir galėtumėm padaryti? Ir po to, Tikrai? ir po to skleidžia iš burnos dūmai. Aš suprantu, kad tas Rūkas atėjo ir paskui jį mes išsklaidėm. Bet jūs pasakykit dabar, kodėl karvės rūko? Rūko? Jos Taip. nerūko. Jos rūko, pažiūrėk, pypkės turbūt kažkokias. Ne, čia jos ir pučia šiltą orą ir sudaro. Aš ir mačiau, kai vaikai rūko. Tu matei? Mačiau net tikretoj, labai blogai tai yra. O ne? Gerai, Aš ir galvojau, kad negalima rūkyti gal. Bet vaikai, kai būna rūkas, ne iš tikrųjų rūko, nes jie ir pučia šiltą orą. Ne, iš tikrųjų rūko. Aš mačiau tokį pakaliuką, kas ten kalboju. Atrodo taip kaip cigaretė, bet iš tikrųjų ten buvo cigaretė. Ten Kretoj? Kretų. Jūs gal žinote, kodėl žmonės rūko tada? Nes nori tiesiog šiukšlinti gamtą. Radio namai, tai labai gerai.